Tai pirmiausiai, iš tikrųjų, labai trumpai viską sudėliojau, nes visa informacija yra internetinėme puslapyje ir galite rasti, nebent turėsite tam tikrų klausimų ir norėčiau akcentuoti tik tai tam tikrus pagrindinius dalykus. Tai pats tikslas, jisai lygiai taip pat yra įdėtas, galite rasti, pasiskaityti, bet visa esmė, kad baigę šią studijų programą įgysite biologijos magistrą, taip, kuris gebės kūrybingai plėtoti sporto biologijos žinias, savarankiškai organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus. Tai galima net ir pagrindė pabrėžti, kadangi studijuojant šią studijų programą yra labai akcentuojama būtent į visus mokslinius metodus biomedicininių tyrimų ir išmokstama tirti, taip, ir kaip panaudoti tuos gautus rezultatus, kaip pristatyti įvairiuose lygmenyse, ruošti įvairias programas, visą tai susijusia su žmogaus organizmo funkciniu, fiziologijų ir įprastinėmis sąlygomis ir fizinės veiklos sąlygomis, taip pat žmonėm užsiiminėjantiem šiaip fizinė veikla, taip dėl sveikatos tikslų ir susijusių su mityba ir fizinio pajėgumo įvairiom problemom spręsti. Turime du tolesnių galimybių, tokius kaip ir tikslus. Baigus šią studijų programą, iš tikrųjų vienareikšmiškai didžioji dauguma stoja į biomedicinos mokslų srities doktorantūrą ir šita programa yra ir sukurta, jeigu jūs galvojate savo ateitį sieti jau dar tolimesniais keliais, jeigu jums įdomu tirti, ieškoti susijusią veiklą su mokslu, tai universitete ši studijų programa buvo tam ir sukurta prieš daugelį metų, būtent, kadangi jinai yra vienintelė Lietuvoje ir mūsų universitete apima visų studijų baigusių bakalauro studijas, gali į ją stoti, kadangi jūs turite pagrindus beveik visose studijų programose, bakalaurinėse studijose ir studijuoti būtent šioje programoje, kadangi įgysite visas reikiamas kompetencijas būtent studijuojant doktorantūroje. Antras toks kaip tikslas, taip, tai yra profesinės veiklos galimybės, kad baigus, pavyzdžiui, visada, kaip sakant, agituoju arba sakau, būdamas treneris, baigęs bakalauro studijų programą ir baigę kineziterapeutai bakalauro programą, jeigu nori gilintis daugiau, pasiekti tolimesnėje karjeroje, padaryti savo būtent tose specialybėse, vėlgi tai ras puikią galimybę susipažindami ir studijuodami šitoje studijų programoje ir po to dažniausiai baigę studijų sporto fiziologijos ir genetikos studijų programoje gali dirbti įvairių sporto šakų klubų komandose, sėkmingai tas visas įgytas žinias panaudoti savo ugdytiniams auklėtiniams. Dabar studijų programos metu bus tam tikri taikomi metodai mokymosi ir mokymo, tai norėčiau išskirti ypatingą dėmesį mes skiriame būtent pasitelkiant laboratorinę praktiką, tai praktiškai yra puikios galimybės šiuose visos įgyti kompetencijas, taip, sudarytos sąlygos, kad galėtumėt studijuoti, atlikti tam tikrus tyrimus, kokių jūs tik norėsite, taip, kokie jūs spręsite. Taip pat
ir analizuojamos įvairios žinios. To kontakto, ir čia prieš tai dar vaikinas klausė, ar bus, pavyzdžiui, nuotolinės studijos. Taip, tai mūsų studijų programos, visi beveik dalykai studijuojami jau yra padaryti arba mišriai nuotolinėmis, arba dalinai nuotolinėmis, taip kad labai daug yra savarankiško studento darbo ir atiduodama visa galimybė veikti jam pačiam ir mokytis, padedant būtent specialistų. Tai truputėlį tą tinklelę šiaip išdėstysiu trumpai ir tokiu būdu, tai yra pirmame semestre, kiekvienas semestras turi po 30 kreditų ir pirmame semestre susipažinsite su sportuojančių žmonių mityba ir metabolizmas, tai čia galėtumėm išsiaiškinti, kad tai ne tik apie išmoksite sudaryti įvairias programas, ne tik sportininkam, nes dažniausiai visi dar bakalaurą baigusieji galvoja, kad tai čia tik su sportininkai susiję, taip, bet tai yra ir su fiziškai aktyviem žmonėm, išmoksit sudaryti programas mitybos tam tikras, taip pat metabolizmas, tai dar gilinsitės giliau į biocheminius procesus, kaip tą mitybą sureguliuoti. Molekulinė sporto biologija šiame semestre gausite pagrindus, tai yra būtent susijusi su genetika, kas naujovė pas mumis įkelta į studijų programą, taip, įjungėme, tai dar gilinsitės į molekulės, į mechanizmus, taip, labai nemažai bus praktinių pratybų, kadangi yra atidaryta nauja laboratorija, norėdami turėsit galimybę išskaičiuoti savo genus ir visokios įdomybės. Taip, tai ir pagrindinis vienas iš modelių biomedicinių tyrimų metodologija, kurios metu jūs susipažinsite su visomis esančiomis mūsų universitete mokslinėmis laboratorijomis. Ir po šito modulio galėsite rinktis, kadangi jisai rudens semestre, o per rudens semestrą, pirmąjį semestrą yra pasirenkama tematika ir kokį norite tirti ir kokį rašyti bakalaurinį savo darbą ir kur jūs siesite pasirinkdami, su kuo tai susijęs. Taip, tai turėdami galimybę susipažinti su visomis laboratorijomis, su visais metodais, jau galėsite tą pasirinkimą savo palengvinti. Antrame semestre bus toliau tęsiama molekulinė sporto biologija ir taip pat biomedicinių tyrimų metodologija, kur 10 kreditų jūs būsit supažindinami jau daugiau su statistika. Tai yra išmokti taikyti visus metodus ir nemažai kreditų tam yra skiriama, skaičiuoti savo atliktus tyrimus, kuriuos jums reikės būtent baigiamajame darbe atlikti. Taip, apdoroti visus gautus tyrimų duomenys ir pateikti tai kaip statistiką. Taip pat yra modulis griaučio raumenys ir judesių valdymas, kuris jau yra eisite giliau, daugelį studijų programų jau buvo ir dėstomas ir bakalaurinėse studijose, bet jisai yra toliau gilinamas. Trečiame semestre turėsite aerobinio pajėgumo fiziologiją, kuriame modulyje labai daug susipažinsit su praktika, patys tirsite vieni kitus ir susipažinsite vėlgi su visom metodikom, kas tai susiję su aerobinė fiziologija. Ir taip pat bus modulis neuromechanika, kuri yra daugiau jau reikalinga būtent tikslinėm sporto šakom, individualiom, derinant vėlgi judesių mechaniką su smegenų veikla.
Ir paskutinis magistro baigiamasis darbas, taip, kuriame jūs apiforminsit visą savo, sudėsite visą atliktą darbą. Dalinai tas magistro darbas, tas 30 kreditų, tik tai tiek, kad studijos nevyksta, bet, kaip jau minėjau pradžioje, pasirinkimas temų ir susidėliojimas vyksta jau pirmame semestre ir vyksta už kiekvieną semestrą. Turit atlikti tam tikrus darbus ir magistro baigiamajame čia tam semestre praktiškai dažniausiai jau studentai būna atlikę viską. Pasidarė, ruošiasi, tik tai paskutiniai akcentai sudėlioja savo visą įdėtą darbą per tuos 1,5 metų. Tai dabar kokias įgysit kompetencijas, tai vėl kaip ir visų studijų programų įdėjau, yra viskas internete, galite pasiskaityti, nes ten jos yra labai jų daug. Ir taip pat mūsų studijų programa vykdoma ir lietuvių ir anglų kalba. Jeigu norite stojat, galite stot studijuoti anglų kalbą visą tą programą. Netgi dalinai iš tikrųjų ir siūlyčiau tą daryti. Kodėl? Todėl, kad visa literatūra, būtent biomedicinos mokslų pagrindų ir kuo jūs dažniausiai ir po to studijuodami turėsite, yra anglų kalba. Ir tas vertimas ir terminų dėliojimas yra savo tik tai apsunkinimas, o studijuojant visą tai anglų kalba yra tiesus kelias, jeigu vėlgi galvojate į doktorantūrą, nes doktorantūroje ten iš vis visa literatūra anglų kalba. Tai ta praktika, jinai įgytumėt daug didesnę praktiką. Lygiai taip pat, kaip sakau, lietuviai galite studijuoti viską anglų kalba. Būtų dar lengvesnis kelias, negu kad reikėtų vertinėtis iš vieno į kitą ir po to gale, jeigu galvojate publikuotis, vėl reikia versti į anglų kalbą ir rašyti straipsnius. Taip, tai